Eilinį kartą Izraelis, dabar ir Amerikos padedamas, atakavo Iraną. Per paskutinius metus jau antras Irano užpuolimas. Pažiūrėjau į Lietuvos ekspertų, ką rašo, visi džiaugiasi. Visi ploja katučių. Kaip gerai, va, Hana, Irano dabar bus Hana, Putino draugui Hana bus, Aitalos režimas grius ir pasaulį nafta atpigs. Bet nieks negali paaiškinti, dėl ko nafta turėtų atpykti. Iranas pagrindinis naftos tiekėjas ir pigiai nepardavinėja naftos. Kiti pradėjo pasakoti, kad dabar pofik Irano nafta, pofik viskas. Venezuelos naftą amerikiečiai mums parduos pigiai. Aš suprantu, kai tu nori, kad viskas aplink atrodytų nuostabu ir tu būtum pats pratingiausias. Bet realybė yra visai kitokia. Ir šiandien dėjau postą į Facebooką. Klausimą, kiek pagamintas pas mus kūras, kai bus uždaryta Persų įlanka, iš kurios apie 300% pasaulio naftos patenka į rinką. Ne 3%, ne 0,3%, 30%. Nu gerai, nuo 26 iki 31% pagal įvairius ekspertus. Tiek to, paimkime patį mažiausią, ketvirtis naftos nepaklius į rinką. Kas tada bus su ta nafta? Kas tada rašo, tai tu nieko nesupranti, amerikonai pakeils režimą ir viskas bus, nieks tos įlankos neuždarys. Okay. Pažiūrėkim, kokie yra amerikiečių tikslai. Aš jau tai pasakoju porą metų. Trumpo yra pirmas tikslas – vėl Ameriką padaryti galingą. Toliau pernai metų jis įgarsino tikslą Amerika energetinė supervalstybė. Tai reiškia, kad visas energetiniai resursai būtų prekiaujami per Ameriką. Toliau visi džiaugiasi, kad oi, mes Amerikos draugai, Amerika mūsų nepaliks. Nu, jeigu paskaitytumėt Amerikos oficialius dokumentus, tai ten tiesiai šviesiai pasakyta, kad Europa nebe draugai. Jeigu paklausytumėt Trumpo ir Venso, ką išnekėjo Europoje pernai ir šiais metais Miuncheno konferencijoje, tai tiesiai šviesiai pasakė, kad Europa viskas, jūs pas jums nėra nei demokratijos, nei smegenų. Bet tiek besmegeniai džiaugiasi. Džiaugitės. Bet po to nenustebkit, jeigu kūras bus 3 eurai. Gal 4 eurai, gal visai nebus degalinėse. Koks yra Trumpo tikslas? Vėl daryti Ameriką didžią. Ką tam reikia dalykui padaryti? Reikia laiko, kad Amerika persikrautų. To laiko, kol Amerika persikraus, Amerika reikalingi konkurentai? Nu ne. Kas pagrindinis Amerikos konkurentas? Europoje ne konkurentas? Kinija. Kas priešas numeris 1 Amerikos? Kinija. Ne Rusija. Kinija. Ką protingas žmogus daro, kad nugalėti priešą? Pirmoliai stengiasi sumažinti jo resursus. Ar Kinija apsirūpina nafta iš savų šaltinių? Ne. Aišku, jinai nestambiausia, man atrodo, importuotoja naftos pasaulyje, bet viena prie didžiausių. Greičiausiai įeina į tą top 3 ar 5, dabar nepažiūrėjau. Tai ką reikia padaryti, kad į Kiniją netekėtų nafta. Nafta į Kiniją pagrindė teka iš visos rinkos, plus iš Venezuelos, tarkim, tai pratinė nafta teko, ir iš Irano. Tai ten kiekiai nedideliai. Bet yra dar Persų įlanka. Tai yra artimieji rytai. Kaip ir minėjau, artimieji rytai tiekia 25% mažiausia pasaulio rinkos užima. Ir ką padaryti, kad Kinijai sumažėtų naftos? Reikia padaryti taip, kad iš Persų įlankos nafta nepakliūtų į pasaulinės rinkas. Kaip tai galim padaryti? Uždaryti Persų įlanką. Kaip tą dalyką padaryti? Arba draugiškai susitarti su Iranu, arba ten padaryti karą, kad taip išėję, kad kažkaip sugriuvo, raketas ten nukrita, kažkas pasidarė ir nebėra kaip išgauti naftos, nebėra kaip transportuoti, uostai neveikia, Amerika reikia ten viską sugriauti, kad artimiausius 10-15 metų iš ten nafta, dabartiniais kiekiais nekeliautų į pasaulį. Ir kas įdomiausia, mūsų visi didieji ekspertai džiaugiasi. Europa 14% naftos gauna iš Amerikos, 14% gauna iš Norvegijos, 12% gauna iš Kazachstano. 60%
juoda dėžė. Tiksliai nieks negali pasakyti. Tai ten artimųjų rytų dalis yra piratinės naftos iš Rusijos, per ten kažkokias Malaizijas ar dar ką nors. Anksčiau ėjo per Saudo Arabiją dizelinis kūras. Rusai veždavo dizelinį kūrą į Saudo Arabiją, Saudo Arabija pardavinėdavo kaip savo kūrą Europai. Šitas dalykas irgi užsidarys. Kai Kinija nebegaus naftos iš Irano, iš Saudo Arabijų, visų šitų, iš Venezuelos, kaip galvojat, rusų naftą jie visą supirks? Greičiausia taip. Kiek tai galės? Nes vamzdžiai ir taip, man atrodo, pilnai apkrauti. Tai visas šitas pilkas, juodi tanklaiviai, kurie dabar kažkur tai persipelė, pakliūna į Europą, gal pakliūna į Ameriką, greičiausia plauks visi į Kiniją. Tai reiškia, tie 60% Europos naftos, tai tampa ant didelio klaustuko. Mes iš rusų naftos neperkam, nebegalėsim gauti iš šito piratinės, negalėsim gauti anos. Ir kas bus Europoje? Bus didelis, didžiulis džiaugsmas. Kaip nuostabu, kad Iranas griuvo, Ajatolos režimas griuvo, dar vienas Putino draugas buvo nugalėtas. Tai klausimas kada? Pernai metais, 12 dienų kare, Iranas atsilaikė ir įlankos neuždarė. Dabar mes dar nežinom. Atseit nesuveikė jokia priešraketinė gynyba. Tarp kitko, 12 dienų kare Trumpas sakė, kad vėl, kad suprastumėt, jau turit atminties. Kai Trumpas nusintė tuos B2 bombonešius, jie ten subombardavo visą atominę arsenalą Irano, ir Iranas viskas, nebeturi atominį arsenalą. O dabar vėl sakė, vėl Iranas turi atominį arsenalą. Tai ir Trumpas meluoja, ar ten buvo viskas suvaidinta, ar Iranas sugeba per kelius mėnesius atkurti savo atominės programas. Atspėkit, kad kurioje vietoje čia yra teisybė. Tad dabar šitie pirmi smūgiai gali būti ir susitarimas. Visgi derybos vyko. Ženevoje, man atrodo, ir ne vieną kartą. Atsakė, mes ar taip, pavyzdžiui, jūs priversim uždaryti tą įlanką. Tai gal pradžioj parepetuojam. Mes jums užpuolėm, jūs mum atkiršydami uždarykite tą įlanką. Kokie objektai buvo, vėl nežino, mes nežinom. Ką šneka Trumpas ir Izraelis, tikėti negalima, aš jums tik tai vieną parodžiau pavyzdį, kurie aiškina, kad jie sunaikino atominius visus objektus, po to pasirodo nesunaikino objektų, tas pat ir čia. Paskui, kad pasakojo vieną subombardavo, po to pasirodo, kad kitą subombardavo, kol kas dar, kai rašinėjo video, dar Irano atsako nebuvo, tai švieta irgi yra daug įvairių įdomių dalykų. Bet, jeigu ne šį kartą, ne šiuo momentu bus uždarytas Persijos įlanka, jinai bus uždaryta. Jeigu ne šiemet, tai kitiemet vėliausia. Ir tada visi šitie ekspertai galėsite džiaugsitės, kaip nafta nepabrangs, atpis iki $40. Čia vienas rašė. Taigi, pofig, amerikiečiai mums parduos naftą iš Venezuelos. Man patinka ekspertai, kurie šneka apie naftą, net nežino, kad yra skirtingos naftos rūšys. Kad naftos perdimo gamyklos statomos pagal skirtingą naftos rūšį. Yra lengva, sunki, super sunki, ten visokiausių dalykų yra. Ten kaip desiatka populiariausių yra naftos rūšių. Ten pagrindinai viskas skaičiuojame kaina per Brent naftos, bet yra Uralas, ten yra Superlaitai, yra Kazakstano nafta šitoje vietoje, kuri pagal sudėtį labai panaši į kai kurią Rusijos naftą. Tai tie, kur 12% teka per Rusiją, Kazakstano nafta, klausimas, kieno nafta teka, ir po to gali kur jinai pasisukti. Jeigu Venezueloje yra labai sunkiai išgaunama nafta, ir nafta yra labai sunkiai, yra labai tiršta. Ir kad ją normaliai krauti į tanklaivius, kažkaip suprantu, reikia ją atskiesti, lengva nafta. Kad ten išgauti daugiau naftos, aš įrašinėjau video. Tai reikalingi milijardai ir metai. Nes 50 beveik metų Venezuelos naftos pramonė nebuvo modernizuojama. Jinai gyva tik tai maldų pagalba. Ir pastoviai vyksta avarijos, pastoviai kažką bando statyti. Tai štai vietoje tikėtis, kad iš Venezuelos dabar kažką, tai čia Venezuelo 20%, 18,5% pasaulio naftos. Taip, bet ją išgauti yra davaliai sudėtinga. Ne taip paprasta, kaip pas artimuosiuose rytuose. Tad, mėlyje, žiūrim, ruošiamės kuro pabrangimui. Tikiuosi ne šią etapą, nes mano mašina Pakistane. Dabar Iraną grįžti negaliu, Afganistaną važiuoti negaliu, nes ten irgi kariauja Pakistanas su Indija.
dalykas uždarytas. Lieko variantas tik važiuoti per Kiniją. Vakar bandžiau pasidaryti vizą Rygoje, kol kas nepavyko, žiūrėsime, gal kitą savaitę pavyks. Ir tada vienintelis variantas man tik tai per Kiniją važiuoti su mašiniuku arba palaidoti savo automobilį Pakistane. Nes kuo toliau, aš kaip jau minėjau, kuo toliau, tuo keliauti bus sunkiau, kuo toliau, tuo karinių konfliktų bus daugiau ir kuo toliau, tuo gyvenimas gerės ir dar kartą gerės. Taip mums yra priimtas sakyti, gerės neigiamai, arba gerės kabutėse. Ir šitoje vietoje dabar net susimašiau, kasgi dabar geriau būtų netgi, ar elektromobilis, kuro kainos brangs. Tai klausimas, kelinto karo metu su Iranu kainos pradės brangti. Bet, mėlyje, kaip galvojat, kas bus su elektra? Šitoje vietoje neturiu atsakymų. Kas bus Europoje su elektra, jeigu naftos bus trūkumas. Dėl ko galvojat, kaip galvojat, dėl ko Trumpas nori ir Europai naftos tiekimą pritrumpinti? Dėl vienos paprastos priežasties, kad Europos gamyba įsikeltų į Ameriką, kur mokestinės lengvatos, kur nafta garantuota, dalį turi savos, bet kokiu atveju nupirks iš užsienio, jau kažkas neparduos, nusius tankus vis tiek tada pasiims šitoje vietoje, ko Europa padaryti nemoka ir nesugeba. Ir tada koks Europos likimas? Be pramonės. Ir su emigrantais. Nuostabus kabutėse. Tai kam taip? Emigrantam tai pofik. Jis plėš baltuosius, žudis, jiems ten jokio skirtumo nebus. Na kaip jūs, mėlyje baltieji. Jeigu aš dar prieš 5 metus, kai pradėjau vesti TikToką, sakiau, mes Lietuvoje neturime vienos problemos – emigrantų. O mūsų valdžia suorganizavo ir šitą problemą. Jeigu dar iki šiol nesusimastei, o tik tai rašai komentarus, nesvarbu, kad tavo komentarai pratingi, tu tikrai su prasme nepritari Irano ten atakai, arba dar kur nors, apie kokią nors plokščią žemę rašai, ar apie kokius nors kreivus žemėlapius, ar apie tai kokie Landsbergiai blogi. Bet realiai nieko savo gyvenime nedarai. Tai gal ir toliau nedarysi. Tavo teisė rinktis. Bet kokiu atveju tu esi nuostabus, nepriklausomai darysi tu ar nedarysi. Už tave mes padarysime. Bet tik tai, kas mums yra naudinga, ne tau.